Kiek daug ponų, kokie jie visi baisus. Ar nematėt tamstos mano Petriuko? O tiesą sakant, ką man Petriukas, aš ir pats bijau. Man baisu, siaubinga, košmariška, klaiku, baimė užklupo netyčia, baimė tarsi savaime, baimė paklysti į mieste, baimė nubusti kaime. Skysta baimė tiršta, nuodinga baimė gardi, sėdėti baimė stovėti, vienatvės baimė bandos ir baimė prasmegti pasakų namelyje. Mane apniko siaubingi klausimai. Kas tuščiau, sušilti ar nusvilti? Kas kvailiau, pamišti ar nupušti? Kas brangiau, aukščio baimė iš ryto ar scenos baimė pavasarį? Kas žiauriau, laiko baimė gatvėje ar sekso baimė girtam po stalu? Kas klaikiau, ištvirkauti su undine ar numirti autobusų parke? Ar neatsakomiau? Kur galėtų susitikti agorofobas su klaustrofobu? Gal aš paklausiu ko nors. Ar tu ko nors bijai? Na, dar pamėginkime. Pavyzdžiui, ar bijai Kudirko? Jo. O Basanavičiaus? Labai. Ačiū. O ar tave kamuoja domofobija? Tai ne. Prašom. Taigi fobija. Šitai baimė vadiname pusiau graikiškai. Nors jeigu užgriūtų knygų ar skaitimo baimė, tai nežinočiau. O jeigu vargintų baimė kalbėti, niekam nesakyčiau. Bet man šiurpu tylėti. Tad pasakysiu, kad baimė bijoti vadinama fobofobija. Baimė prisėlina ir sudrasko, suėda, sugraužia, suryja, o paskui dar nukanda tokį kokį nors gailiuką. Ir žmogus, žiūrėk, jau ne žmogus, o tik mažutėlis, belytis žmogeliukas, be žarnų ir žanrų. Toks Nikolkas lėliukas, toks la, a. Kitaip tikam čia parintis.